Tai va, ir dabar, jeigu jau kalbant, vat, pradėjai nuo šito kalba, infantiliškas vyras. Labai paprasta, tai yra vyras berniukas. Ir net ir kiekvienas suaugęs vyras turi vidinį berniuką. Ir labai lengva mūsų vyrus apkaltinti infantilumu, deja yra viskas žymiai sudėtingiau. Ir jau jeigu kalbant apie vyrą infantilą, vyras berniukas, jisai nesugeba tvarkytis ne su moters emocijom, o su savo. Ir jisai pereina grinai į berniukišką poziciją, kur prieš mamytę arba ginčiasi, arba bėga nuo mamytės, arba teisinasi, bet vaikas nežinogi dar, kaip tvarkyti su savo emocijom. Ir vaikiškumas, dalinai tai yra paprasčiausiai žmogus dar nėra neišmokęs, nepažinęs savęs, nepaaugęs, nepatyręs savęs. O kaltinti yra labai lengva, bet dalis mūsų brolių yra nepravesti per tą procesą, kaip tvarkytis vyrui su moteriu. Ir labai lengva pasakyti infantilas, o ten yra žymiai viskas daugiau, to išskleisim. Tai, bet kalbant apie tą infantilizmą, tai yra mūsų vidinis vaikas, jisai seka kitų emocijas. Ir kol mes esame vidiniam vaike ir esam labiau dominuojam mūsų vidinis vaikas mūsų gyvenime ir komunikacijoje, tai yra labai gražu, labai spontaniška, labai daug gražių dalykų, bet yra labai daug negražių. Nes vaikas seka aplinką ir bando pagal ją prisitaikyti. Bet tame nėra vyriškos jėgos. Ir yra bandymas pataikauti kitų emocijų. Ir mes čia pereinam prie istorijos, kai mūsų vyrų gyvenime labai įtakoja mamos auklėjimas. Ir mama, kai užšaukia ir emocingai kažką pasako, ką tai reiškia mum berniukam? Tai yra svarbu. Ir dažniausiai, kai moteris su emocija kažką pasakydavo, atsitikdavo toks dalykas, kad vaikiutis paskui gaudavo arba į galvą, arba turėjo teisintis. Bent kuriuo atveju tai buvo labai nesaldu. Ir va tas žinojimas vaiko, kas darosi su moteriškom emocijom, jisai persikelia, mes išsidresiruojam, kad moteriška emocija nesveikai svarbu. O turėkit omenyje, kad dar buvo auklėtojas darželį, mokytojas mokykloje. Ir gaunasi taip, kad mūsų užaugino moteris, ir tai yra ir ačiū Dievui, ir gerai, ir blogai, bet tai turi savų pliusų ir minusų. Nes mes esame išauginti ne moterų tarnais, kaip, gražiaja prasme, kaip karalius, kuris tarnauja karalieniai, o kaip aptarnautojai iš berniuko pozicijų. Ir tas būna pas dalį mūsų įsirėžia į mūsų, kaip dresūra įsirėžia į mus, ir mes į stiprią moterišką emociją, jau dabartinės partnerės, mes reaguojam pereidami į berniuką, kuris teisinasi, kuris agresuoja, kuris bado pirštais, tu kalta, tu čia savo emocijom manęs nežeisk mano ramybės. Čia yra berniukiška šneka. Jeigu mes esame dominuojančiam berniukė, mes neišlaikom moteriškos emocijos, nes ten dažniausiai būna problemos. Priekaištas, bausmė, nurodymas, sugėdinimas, apkaltinimas.